Raumenų distrofija tai liga pasireiškianti kuriame amžiuje? Šnekam apie distrofiją, mes šnekam apie baltymo distrofino funkcijos nepakankamumą. Jinai yra iš tikrųjų, jau yra nuo pat gimimo. Yra paveldimi tam tikrai polimorfizmai, gene skirtumai, ir kurie turi pasiekmės to baltymo funkcijai. Mes turim taip vadinamas kamieninės ląstelės, kuris raumenyse naudojamas gaminti naujom skaidulom. Ilgą laiką vyksta irimas skaidulų ir jų gaminimas. Ta pusiausvyra pavyksta išlaikyti, bet didėjant amžiui tos irimas matoma padidėja ir naujų ląstelių gamyba nepadengia poreikį ir praktiškai raumenys pradeda silpti. Tai pasireiškia požymiai labai anksti vaikų amžiumi, o kad jau ribotų labai stiprią funkciją, berods virš 20 tai jau sunkiai žmonės gyvena su distrofijos nepakankamumu. Bet įdomu, kas labai apsunkina viską, kad nėra vienas pakitimas, kur sukelia distrofiją. Yra eilės, žinoma, šeimų, kur turi skirtingus pakitimus ir rezultatas yra panašus. Tai tas baltymas, jisai susideda iš daugelio dalių, tai vadinamų kaip genas nuskaitomas, tie vadinami tokie koduojantys segmentai, eksonai. Tarp jų yra nekoduojantis intronai, eksonai, intronai. Tai va, tų gali būti eksonų daug ir jie nuskaitomi vienas po kito ir gali būti kartais prašokama keli dėl kažkokios mutacijos. Ir tas sukuria, kaip vadinama, sutrumpintą baltymą, sumažintą jo ilgį grandinės. Gali būti kartais įdomiausia, kad kai kuriais atvejais tai nesukelia jokios funkcijos sutrikimo. Tik tam tikrais atvejais dabar išsiaiškinama, kokios būtent mutacijos ir kokių eksonų tų nenuskaitimas ir sukelia tą distrofiją, jau daug maž žinoma pagal daugelio šeimų su distrofijos genų nepakankamumo analizę. Tai distrofijos baltymas labai didelis, ten yra labai daug eksonų, dėl to nesukelia tokių didelių sunkumų suprasti, kodėl įvyksta klaidos tam gene, būtent jis labai didelis, sunku nuskaityti visą ir ten galbūt pakitimai būtent ir ten tikėtina, kad jie atsiras didžiausi, nes yra toks didelis genas. Persiduoda ta liga iš kartos į kartas, ar aplenkiat kažkurias kartas? Tai gaunasi, kad vienos, kaip vadinamas, alelės perdavimas dar nesukelia distrofijos, nes yra kita, kur gali kompensuoti. Tai mes galim vieną sveiką gauti, kitą pakitusi. Ir tada su sveika mes galim gaminti kažkiek to sveiko baltymo. Tai dažnai su genetinėmis lygomis yra taip, kad mes turim ir sveiką, ir taip vadinamą blogą kopiją geno. Ir sveika gali vieną kopiją pilnai kartais padengti poreikius. Tik tai būna gyvenimo tam tikrais atvejais, kaip atsiranda, kur poreikis baltymų padidėja, gali atsirasti problemos dėl to. Bet dažniausiai vieną sveiką kopiją užtenka turėti ir apsaugotas nuo tos būtent ligos. Kamieninių ląstelių gydymas raumenų distrofijai yra taikomas? Tai taip, matot, bet kaip yra su tom kamieniniam ląstelėm, to proceso irimo ląstelių nesustabdysi. Kamieninių ląstelių gydymas yra labai sudėtingas. Vienu metu buvo daug klinikų atsidarę, pradėjo reklamuoti, teikit, mes jums čia kamieninių ląstelių įleis. Tų gydymų prasme yra nulinė, nes neaišku, kas įvyks su tom ląstelėm, nes patekusios į kraujotaką ir taip toliau išsisklaido. Tai reikia lokaliai jas taikyti. Raumenys visur ir kaip lokaliai tai taikyti neįmanoma. Galima įsivaizduoti, kad čia kažkada pavyks tai padaryti, bet žymiai didesnė tikimybė yra išrasti vaistus, kurie prašoks blogas vietas ir baltymas bus nuskaitomas. Ne taip idealiai kaip pas sveiką žmogų, bet vis tiek apsaugos nuo distrofijos, kadangi ta vieta, kur yra neteisingas nuklitis, bus jinai prašokama. Dabar yra sakoma, kad ligos priklauso nuo maisto. Jūs paminėjot Belgijoje išvestą karvių veislę, kurių raumenys vystosi labai greitai. O jeigu įtrauktų į tų žmonių racionų tokią mėsą, ar nesumažėtų sergančių raumenų distrofija skaičius? Ką mes valgome su maistu, tai mes genetinios medžiagos neįsisaviname taip. Mes naudojame baltymus energijai, o genetinis aparatas yra mūsų chromosomuose. Jisai nereaguoja į tą vadinamą maistą, kokį mes valgome. Aišku, čia yra kiti dalykai. Dabar diskusijų vyksta daug dėl aplinkos poveikio, įtakos mūsų mutacijų greičių, kas sukelia, pavyzdžiui, vėžio ligų, susirgimų skaičių padidėjimą, įvairiose radiacija ir taip toliau. Dabar atliekama tyrimų, kur galvojama, kad galbūt ir kažkokie mitybos veiksniai gali padidinti mutacijų skaičių. Genas juk linkęs mutuoti. Taip, mes turim apsaugos aparatą ir tos mutacijos dažniausiai jos yra greitai ištaisomos, taip sakyti. Yra labai didelė pas mus apsauga dėl kažkokių mutacijų. Ir kitas dalykas, galvojama, kad tos mutacijos turi atsirasti tam tikroje vietoje, kad turėtų pasiekmes mūsų baltymų funkcijai. Pas mus yra amino rūgštys koduojamos keleto nukleotidų, tai ten, kad pataikyti
mutacijai į tam tikrą vietą yra gan sudėtingas dalykas. Teisingai, kiekvienas žmogus skiriasi, maždaug 3 milijonai yra skirtingų nukleotidų, bet daugumos iš jų neturi jokios prasmės, tai reiškia, jie atsiranda tose vietose, kur neturi jokios įtakos baltymų funkcijai. Ir netgi jeigu atsiranda kartais tie pakitimai, kur sukelia amino rūgšties pasikeitimą, dažniausiai tie pakeitimai būna labai mažareikšmiai. Aš labai abejoju, ar valgant vieną ar kitą mėsos tipą mes galėtume kažkokiu būdu skirtingai veikti savo genetinį aparatą, tą vadinamą. Jūsų nuomonė apie genetiškai modifikuotus produktus? Aš nenorėčiau veltis į tą diskusiją, nes mokslininkai turi aiškiai vieną nuomonę ir po to publika išgirdusi žodį genetiškai modifikuotas iš karto puola į paniką ir taip, aišku, matosi, kad pavyzdžiui išvestos veislės mes pastoviai valgom genetiškai modifikuotus produktus, tik taip pat tai negalvojom. Kažkada buvo kažkoks gyvūnas, karvė, tai genetiškai modifikuotas produktas, aš tai pasakysiu, jisai gamtoj natūraliai mes atrenkam karvių veislės, tai siaubingai, ką mes padarėm, mes turim šunis aplink laksto, tai aiškiai genetiškai modifikuoti, nes mes išvedam tam tikrus veislės šunų, taigi jie iš vis nenatūralūs. Jeigu pasižiūrėsit gamtoj, vilkai ir taip toliau laksto, tai jie nėra kaip šunys. Aš čia jokiais pusiau šneku, bet aišku, negalėt mes vienareikšmiai sakyti, kad neįmanoma, kad kažkokie produktai sukeltų pasekmes. Galbūt tų, pavyzdžiui, augalų kažkokios procesai, medžiagų apykaitos gali padidinti kažkokių medžiagų kiekį, kuris neigiamai veiks žmogaus sveikatą. Tai čia gali būti atsiras tokių, bet tam yra laboratorijos, kurios matuoja visas žinomas medžiagas ir iš karto, jeigu atsiranda kažkokia rizika, tai aišku bus uždraudžiamas. Darant mokslinius tyrimus, jums nekilo į galvą tokia mintis, kad galbūt visi genai mutuoja dėl vienos kažkokios tai priežasties? Vienos, kai visą laiką anksčiau būdavo galvojama, kad viena liga yra vienas genas, dabar jau negalvojama taip, nes randama tą pačią ligą sukelia eilę pakitimų ir eilė genų gali būti atsakingų už visiškai tą pačią ligą. Aišku, galima sakyti, aplinka, galima sakyti, kad ir yra ta viena priežastis, yra viena iš tokių pagrindinių, bet aišku, daug yra moksle neaiškių dalykų. Pavyzdžiui, vienas iš tų dalykų tai yra senėjimo procesas ir priežastis ir taip toliau, ir ar įmanoma jį veikti ir kokiais būdais. Tai aš abejoju, ar viena priežastis, nes žinoma daug dalykų, kaip gali, dėl kurių atsirasti mutacijos. Pavyzdžiui, vėžinių susirgimų atveju mutacijos vyksta labai greitai ir dėl to atsiranda tikimybė, kad mutacija atsiras blogoje vietoje ir ląstelės išgyvens su tą mutaciją. Tada atsiranda nauji ląstelių tipai ir su kuriais labai kovoti sunku, nes pakitimai juose kartais būna sunkiai prognozuojami. Viena iš priežasčių, dėl kurių nenaudojami tie vadinami anaboliniai steroidai, kurie skatina raumenų augimą vyresniam amžiui, dėl to, kad jie padidina vėžinių susirgimų riziką. Tai jie padidina vėžinių ląstelių dauginimus.